Ne ką, lėkiu į darbą, plaukia lyja, bet nieko tokio. Nėra labai šalta. Na ką, kelios minutės po 5 susiruošiau važiuoti namo. Pirmadienis kaip pirmadienis praėjo. Darbo buvo šiek tiek, bet ne per daugiausiai. Tikrai nepervargau. Ir dabar galvoju, ką čia reikėtų pagaminti vakarieniai ir ar sustoti į parduotuvę dabar, ar tiesiog grįžti namo, pasidėti daiktus ir nueiti į parduotuvę peškom. Pažiūrėkit, eglutė. Jo, čia kažkokia kompanija jau eglutę pasistatė. Labai smagu. Iš tikrųjų vis daugiau ir daugiau tų visokių kalėdinių papuošimų ir visko. Ir taip iš karto pakelia nuotaiką. Kažkaip smagiau. Atrodo ryte tamsu ir važiuoji į darbą ir tos švieselės visur jau užsidegusios. Tikrai kažkaip smagiau. Pakelia ūpą tikrai. Gerai, varau namo, nes čia dviračių trafikas didelis, kaip ir mašinų. Tai visi po darbų tokiu laiku važiuoja namo. Kadangi Olandija, tai žmonės labai mėgsta čia važinėti dviračiais. Nesvarbu žiema ar vasara. Čia visi važinėja dviračiais. Na ką, viskas, parlėkiau. Man čia nuo darbo iki namų gal kokias 9 minutės su dviračiu. Tai va, grįžau ir vis dėlto nusprendžiau pasidėti daiktus ir šutinu į parduotuvę. Nieko daug nereikia, galvoju pasimsiu vištienos, o visą kitą turiu namuose. Reiks pagaminti kažkokią paprastą, skanią vakarienę. Nėra šalta šiandien, iš ryto lyjo
ir dabar truputėlį vėl pradeda lašnoti. Olandai iš viso labai paprasti žmonės. Mums būna šalta, o jiems ne. Jie yra įpratę nuo vaikystės važiuoti su dviračiais į mokyklą, tai va taip jie įpranta ir universitetus, į kolegijas, į darbus važiuoti dviračiu. Tai jiems oras yra iš tikrųjų jokia tragedija. Būna kartais mūsų paklausia, va taip užsieniečių, ar šalta šiandien buvo važiuoti? Tai taip apsimetam, kad nešalta, nors iš tikrųjų būna šalta. Tai olandai šitų klausimų tikrai yra kieti. Jie nebijo nei to lietaus, nei kažkaip sureikšmina tai labai. Vat mums užsieniečiams tai būna tas, kur atsikeli ryte, velnias lyja. Reikės jau dėtis kostiumą, bus šlapia, šalta, nefaina, kažkaip labai inkščiam dėl to. O jiem visiškai nusispėjo. Tikrai, aš žiūriu ir vaikai tie važiuoja dviračiais į mokyklas ir žiauriai būna kartais lyja, niekas nekreipia dėmesio. Jiem tai įprasta, jie taip įpratę ir nieko čia baisaus. Tai sakyčiau, šito dalyko turėtumėm pasimokyti ir mes. Nieko čia tokio, tik oras. Kodėl toks didelis? Ar mažų nebegamina? Nieko nepadarys. Žiauriai tamsu. Galvoju, reikia apsitvarkyti namus, tai konkrečiai norėčiau susidėti jau savo visas rudens dekoracijas. Čia prieš keletą dienų nusipirkau tokią dėžę plasmasinę, tokį kaip konteinerį. Tai galvoju, gražiai viską susidėsiu, bus viskas gražiai organizuota, tvarkinga ir tos visos dekoracijos galės sau ramiai laukti kitų metų. Tai va, tai manau, kad reiktų susidėti viską ir jau namai bus paruošti kažkokiam naujom kalėdiniam dekoracijom, kurių dar neturiu, bet nieko tokio, niekur aš neskupu, atsiras tos dekoracijos, kažką rasiu, kas labai patiks, nusipirksiu, jeigu nerasiu, tai namai bus tiesiog kukliai, jaukiai, paprastai papuošti, galbūt sugalvosiu pati pasidaryti kažkokių dekoracijų, matysim. Dar laiko yra iki kalėdų ir taip pat dar galvoju, jog šiandien reikia jau paieškoti eglutės. Nes jeigu, tarkim, bus deliverio pristatyta eglutė, tai reikia pasižiūrėti, kuriomis dienomis gali atvežti ir ar labai neužsivėlintų. Šiomis dienomis kaip tik meilė namuose, tai jam išeiginės, tai galėtų pristatyti namus ir nebūtų jokių problemų, nes kažkas būtų namie. Taip pat žiauriai noriu padėkoti už komentarus, už tai, kad peržiūrėjote vakarykštį mano vlogmas. Inesa, ačiū tau už labai daug fainių užduotų klausimų. Manau, paskirstysiu juos į kelius vlogmus. Turėsiu apie ką paplepėti, ką papasakoti. Gerai, dabar keliauju, išsitrauksiu dėžę ir sudėsiu visus savo moliūgėlius. Na ką, prieš einant tvarkytis, dar pagalvojau, kad laikasgi atidaryti antrąjį advento kalendoriaus langelį. Labai nekantrauju, tikiuosi jūs taip pat. Pažiūrėkime, ką slepia antrasis langelis. Jau matau, jis va ten giliai pasislėpęs už kitų. Štai, numeriukas 2. Atidarom ir pasižiūrime, kas viduje. Šįkart tikrai spalva, nes parašyta ir kokiagi spalva. Tai bus Blushing Red. Va toks atspalvis. Pasižiūrėkim atidarius. Nes kažkaip, vat, kai būna va čia spalva, tai jinai nelabai atitinka. Labai graži raudona spalva. Tokia ryški, tikra raudona. Nice. Nu šitą tikrai panaudosiu. Manau, visus dalykus iš šito kalendorius panaudosiu, bet spalva tikrai graži, neskista, sodri. Tikrai dar vieną kartą persidarysiu nagučius prieš kalėdas ir galvoju, kokia spalva. Tai tikrai arba žalia, arba kažkokia auksinė spalva, arba raudona. Gerai, grįžta dėžutė tuščia atgal į kalendorių ir užversime kalendorių iki rytojaus. Na, o dabar einu, susidėsiu savo moliūgėlius.
į dėžutę ir truputėlį apsitvarkysiu ir per tą laiką dar reiktų pagaminti vakarienę. Tai keliaujam. Ką, mėlieji mano? Manau, jog šį mėnesį turėsiu įprasti daryti dalykus šiek tiek greičiau, nes po kol kas netelpu į laiką, esu tiek visko susiplanavusi ir matau, kad tikrai nespėsiu. Pasigaminsiu valgyti truputėlį vėliau, nes dabar skubu sueditinti jums šitą vlogmas. Tie žmonės, kurie žiūrėsite Lietuvoje, ko gero, jums gausis ganėtinai vėlai šis vlogmas, dėl to, kad jūs gyvenate 1 valandą į priekį. Bet nieko tokio, manau, susižiūrės puikiai prie rytinės kavos, o su visais kitais atsisveikinu iki rytojaus. Labanakt, bučiuoju Ru.